Sveiki. Vis dar nerandu savo daugelio atsakymų, tai belieka pabandyti garsiai pasvarstyti, su jumis kartu pasvarstyti. Vienas žmogus didelėje valstybėje, bet šį kartą jau ne į rytus nuo mūsų, ne Rusijoje, bet anapus Atlanto, daro milijonams žmonių lemiančius sprendimus, o visas likęs pasaulis bandom suprasti, ką tai reiškia, ko siekiama, kas iš to bus ir koks tikslas. Man po paskutinio mūsų pasikalbėjimo čia per Facebook aną savaitę buvo progų išklausyti ekspertų anapus Atlanto, o ir čia Briuselyje buvo progų pačiai pasisakyti, pasvarstyti, tačiau prisipažinsiu, didesnio aiškumo ir grįžusi iš Jungtinių Amerikos valstijų neturiu. Gal tik tai, kad sustiprėjo nuojauta, jog aiškios, ilgalaikės, suprantamos strategijos JAV naujojoje administracijoje vis dėlto nėra. Ir atsakomybės už pasaulį, ypač už Europą, kas buvo JAV viena svarbiausių atsakomybių nuo pat Antro pasaulinio karo, lieka vis mažiau ir gali būti, kad jos ir neliks. Taip, kai kurios dalykus buvo galima nuspėti, ypač tai, kad Kinija bus svarbiausia JAV užsienio politikos kryptimi, tuo labiau, kad ir demokratai, ir respublikonai dėl to sutarė. Tačiau kelias, kuriuo dabar einama arba planuojama eiti, iš tikrųjų jau yra skaudus ir gali būti gerokai skaudesnis mums, visai Europai, negu kad galėjome tikėtis. Ir aš čia ne tik Ukrainą vien turiu omeny, bet kartu su Ukraina, mus visus. Iš mano 3 dienų vizito JAV įspūdžių šiek tiek minčių. Visų pirma, šalis toliau labai pasidalinusi ir susiskaldžiusi. Teko kalbėtis ir su prezidento Trump stovyklos žmonėmis, tiek ekspertais, tiek šiaip žmonėmis balsavusiais už jį. Ir iš tų daugelio pasisakymų man susidarė įspūdis, kad svarbiausia jiems vidaus kova. Tai tos Trumpą palaikančių žmonių dalies, iš jų pačių atrodo, kad galų gale tai ir jų pačių susikurta kova prieš tikrus ir prieš įsivaizduojamus leftistus, kaip jie vadina. Tas siekis nugalėti, sugriauti viską, kas susiję su demokratų vykdyta politika, yra svarbiausia. Ir čia beje Europos Sąjunga taip pat pakliūna į tą tokią kritikos ir griovimo, sakyčiau, netgi mėsmalę. Kodėl? Nes labai ir neslepiant, labai aiškiai buvo pasakyta tose diskusijose, kad prezidentui Trump ir jo rėmėjams atrodo, jog mes čia Europoje visi vienodi ir visi esame jų didžiausių priešų demokratų atrama Europoje. Ir todėl mes čia esam taip kritikuojami ir taip į mus žiūrima. Na, buvo proga su prezidentą Trump remiančio Heritage Foundation ekspertų pakalbėti giliau prie pietų stalo, draugiškai, atvirai beje. Bandėm suprasti vienas kitą. Jis manęs klausė, kodėl mes už demokratus. Ir taip įsitikinęs, kad mes esam visi čia už demokratus Europoje. Sakau, kad ne, bent jau aš per visą savo politinį gyvenimą ir daugelį šalių, ne tik Lietuvoje, yra labai simpatizuojančių arba buvo labai simpatizuojančių respublikonams, o Reiganas apskritai yra ir mano, ir daugelio lietuvių herojus. Mes tiesiog siekiame dirbti su visais, kuriuos Amerikos žmonės išrenka. Tai juk ne mūsų pasirinkimas, Amerikos žmonių pasirinkimas. Bet va, toks įsitikinimas yra, kad mes čia Europos Sąjungoje visi vienodi ir visi esam tokie beveik priešai. Iš to klaidingo, mano manymų, įsitikinimo ateina ir Trump komandos parama Rumunijoje nuo prezidento rinkimų nušalintam Georgescu. Ir dabar paskutinis pasipiktinimas teismo sprendimu Prancūzijoje dėl Le Pen korupcijos dalykų.
Jiems atrodo irgi, kad tai kažkoks leftistų susidorojimas su dorais krikščionimis ir panašiai. Aš nežinau, kiek įtikino mano ir profesoriaus iš Švedijos, su kuriuo mes ten kartu diskutavom, argumentai, kad dėl teisinių pažeidimų turi vienodai atsakyti visi, kad teisės viršenybė yra svarbi Europos Sąjungoje ir kad byla dėl tuometinės Europos parlamento narės Le Pen lėšų neteisėto panaudojimo prasidėjo prieš 10 metų, toli gražu iki kol dar Trump atėjo į valdžią. Ir kad tai neturi nieko bendro su kokia nors ideologija. Gal išgirdo ir mūsų argumentus, kitus argumentus, kad dėl Rusijos hibridinio veikimo ir bandymų daryti įtaką rinkimams yra ne tik Rumunijoje sprendimų pavyzdys, o beveik visur, beveik visos šalys su tuo susiduria. Tai man buvo, aišku, labai svarbu išgirsti ir argumentus dėl Rusijos, dėl Trump administracijos santykio su karu prieš Ukrainą. Kažko įtikinančio naujo dėja neišgirdau, tokios pačios klišės apie stebuklingus dėrybinius gebėjimus. Matysim, aš dar vis turiu vilčių, kad Putinas privers prezidentą Trump įsitikinti, kad jis tikrai nenori jokios taikos, turiu omeny Putiną. Briuselyje turėjau progą dalyvauti siauro rato diskusijoje su saugumo ekspertais, kur pagrindinių klausimų buvo, ką mums reiškia Rusijos karo prieš Ukrainą pabaiga. Beje, tai susiję ir su Jungtinių Amerikos valstijų dabartinė politika, aišku, ir klausimas labai svarbus. Vakaruose jį dar gana skirtingai suprantame. Nors po prezidento Trump paskutinių mėnesių veiksmų matau žymiai didesnį Europos susitelkimą ir supratimą, kad Ukraina yra integrali mūsų pačių saugumo dalis, tačiau klausimas atviras, kaip pasibaigus karui, stojus taikai, atrodys santykis su Rusija. Man pačiai atsakymas aiškus vienu kampu. Blogiausias scenarijus būtų, jei, kaip sako Trump dėrybininkai, ir aišku, turbūt daug kas tikisi to paties ir Europoje, stotų nuostabų santykiai su žiaurius karo nusikaltimus padariusiu Rusijos režimu. Tai tikrai atvestų į dar didesnį karą, apie tai perspėja ir saugumo, kariniai ekspertai. Taigi Europai reikia strategijos ne tik Ukrainos, kas jau gimė ir jau vyksta, bet ir Rusijos atžvilgiu. Būtų gerai, kad šita strategija Rusijos atžvilgiu eiktų ranka rankon su mūsų transatlantiniais sąjungininkais kitoje pusėje Atlanto. Deja, kol kas tokių perspektyvų neižvelgiu. Na, bet gal apie tai kituose kartuose. Iki.